Jūratė, o dabar sinoptikė apie artėjančių dienų prognozę, Ineta Daunoravičiūtė, jeigu pramigote ar praleidote Labadiena ryte pirmą kartą pristatytą, tad dabar pakartosime. Šiandien dieną toliau šitas visas šaltasis atmosferos frontas jau pasitraukė, naktį irgi daugelį rajonų palijo, jau gausiau palaistė rytinius Lietuvos rajonus, na ir šiandien jis jau po truputį tolsta, tačiau virš Lietuvos yra aukštuminis ciklonas ir žemo slėgio centriukas šalia, tai daugelį rajonų vėlgi turėtų palyti, gausesni, smarkesni lietus turėtų palaistyti vėl vakarinius Lietuvos rajonus, kai kur ir perkūnijos turėtų sugriaudyti ir vėlgi pietvakarių vakarų vėjo gūsiai turėtų sustiprėti, kai kur 15-18 metrų per sekundę. Tai tokie trumpi lietus lydės šiandien vėl daugelį rajonų, bet sausesnė diena irgi tikriausiai turėtų būti rytiniuose, šiaurės rytiniuose šalies rajonuose. Ir kadangi šiluma šiek tiek jau atsitraukė, tai vėsesnis oras virš šalies, tai jau temperatūra šiandien. Buvo kalbama, kad viešumas yra geriausias ginklas, kad tai padės užkirsti kelią. Tęsti pokalbių, iš tiesų politikų turtas ir to turto deklaravimas, atsakymai į visuomenį kylančius klausimus, žinoma ir pastarųjų. Žinoti tam, kad užtikrintume, kad yra laikomasi viešojo intereso ir kad yra priimami pagristi sprendimai. Tai man atrodo, kad čia yra esmė, nuo kurios reikėtų atsispirti. Tai šiaip bendrai, žiūrint į tai, kas vyksta. Per pastarąją kadenciją yra itin mažai ir tos pavienės istorijos, manau, kad tai ir iliustruoja, kad mes matom formalų taisyklių laikymasi, bet praktikoje atrodo, kad
kad viskas priklauso nuo tavęs. Kas pasakys pievoms, kad saulė vandenyno dugne? Kas pasakys dangui, kad viskas priklauso nuo tavęs? Laimė ateina, kai nori, kartais ją reikia patikėt. Pro kambarį skrieja saulės spindulys, kai pievoje sustojęs žiedas. Debesį pasirenku jūrą, naują taką lietaus krapnojimą, šviesą vėją mėnulį, rūkas nutapo laukus, išlieka ilgam kaip aidas, liūdesys tuščiame kambary. Jei laimė tavęs nebučiuoja, mintys byra lyg smėlis. Debesį pasirenku jūrą, naują taką lietaus krapnojimą, šviesą vėją mėnulį, rūkas nutapo laukus.
orai ims gražėti, debesis sklaidysis, tai lietus pasitrauks jau šiauriau Lietuvos ir kaip matom, ties Lietuva jau neturėtų būti lietaus, tai tokia nebloga rytojaus diena su pietų pietryčių krypties vėju, kuris bus vidutinio stiprumo, tik ties pajūriu gali sustiprėti iki 14 metrų per sekundę. Nu, temperatūra rytoj dienai. Pažiūrėsim. Čia. Ką tu skaičiuoji? Pasakyk, kada pailsėsi. She was a fairy. Čia Trumpas. Trumpas. Viską dabar įdėvi. Nesažiningiausia, tai ir ją. Nu, maladėt, vaikai. O, gerai.